Žinia nuo Dievo kiekvienam žmogui yra tokia pati. Tai yra nuostabu. Dievas nesako, vieną mylėsiu, kito ne. Tave priimsiu, o nuo kito nusigręžia. Ne, jis visiems vienodas. Ir kai Viešpats Jėzus Kristus buvo jau nukryžiuotas, jis pasakė tokius žodžius. Luko Evangelijoje 23 skyriui 34 eilutė. Jėzus tarė, Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Šalia Jėzus buvo nukryžiuoti du nusikaltėliai. Jie girdėjo tą pačią žinią. Abiems jiems buvo ta pati žinia. Tik mes skaitydami toliau matome, kad vienas pasirinko priimti atleidimą. Vienas pasirinko priimti Kristaus meilę ir amžinybę su juo. Ir Viešpats jam tai pažadėjo. O kitas liko piktžodžiauti. Kitas atstūmė tai. Taigi, kaip mes pasirinkam? Čia žemėje taip pat. Vieni vieną pasirenka. Vieniems reikia atleidimo, kitiems ne. Koks bus tavo pasirinkimas? Žinia nuo Dievo tau tokia pati. Ir visi mes girdim tą pačią žinią, kad Viešpats nori atleisti mums mūsų kaltes. Pasirink priimti atleidimą. Pasirink šiandien, kol gali. Tas nusikaltėlis paskutiniam savo gyvenimo dienom padarė teisingą pasirinkimą. Ir Viešpats pažadėjo jam dangų kartu su juo. Padaryk ir tu teisingą pasirinkimą. Nenusigręžk nuo jo. Nelik užsikietinęs. Atverk savo širdį. Priimk jo meilę. O jis atleidžia visas kaltes. Jis pasakė, Tėve, atleisk.